Sveiki susirinkę į mūsų protesto akciją. Į protesto akciją, kurią mes norime parodyti, kad pareigūnų bendruomenė, o taip pat ir kita visuomenės dalis, tai yra ne pareigūnai, tai yra visuomeninės organizacijos, kurios irgi mus palaiko, nesitaiksto, nenori taikstytis ir niekada nesitaiksti su korupcijos apraiškomis valstybinėse institucijose, o jo labiau tokiose institucijose kaip statutinės įstaigos. Šiandieną mes susirinkome čionai, kad palaikyti 7 Kalvarijų policijos pareigūnus, kurie jau 3 metus bando įrodyti ir bando apsiginti po to, kai nustatė tam tikrus korupcijos faktus tarp savo vadovų. Jie yra priversti gintis nuo įvairaus psichologinio spaudimo ir visų kitų, turbūt visi žinome, kokiom priemonėm ir kokiais būdais yra spaudžiami tokie žmonės. Visa istorija prasidėjusi 2008 metais ir štai jau 3 metai, kai vyksta tokie dalykai, mums kainavo begalę jėgų pradėjus ginti šitos pareigūnus, kad aplamai būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl faktų, kuriuos jie nustatė. O dabar norėčiau pakviesti, kad žodį tartų vienas iš 7 pareigūnų, tai yra Dainius Gaižauskas, kuris yra šių įvykių epicentre, sakykim taip. Labadiena visiems. Visų 7 kriminalistų vardu dėkoju Jums už tai, kad susirinkote, tai, kad mus atvykote palaikyti, nes iš tikrųjų tik tai pareigūnų, piliečių, kurie yra nebejingi, kurie nesitaiksto su korupciniais ryšiais, nes nori tvarkos ir teisingumo, tik tai šitokių žmonių dėka mes galim pasiekti savo tikslų. Tai yra, kad jeigu yra padarytas pažeidimas ar padaryta nusikalstama veika, kalti asmenys būtų nubausti, o pažeidimus padarę asmenys taip pat būtų sustabdyti ir nubausti. Mes prieš dvigubus standartus. Mes reikalaujam teisingumo ir reikalaujam, kad tas teisingumas būtų įgyvendintas tik tai teisėtomis priemonės ir nustatyta taip, kaip nustatyta įstatyme. Gerbimieji, ačiū Jums labai, kad atvykot, ačiū, kad Jūs mus palaikot, nes mums tai yra labai svarbu. Ir ko gero, tai tik tai parodo, kad tik tai, kada žmonės susivienyje palaiko, kada mes esam kartu, kaip kumštis, mes tik tai tada galėsim pasiekti savo tikslų, nes po vieną mus tikrai sulaužys. Taip, kad dar sykį, ačiū Jums visiems. Ko sieksit? Policijos bendruomenė, kaip matote, ne tik tai, susirinko būtent palaikyti Kalvarijos policijos komisariato kriminalinės policijos pareigūnus, kurie, kaip žinote visi, kad reikalaujam, kad vis dėlto byla, kuri yra pradėta, nebūtų vilkinta, kad vis dėlto vadovybė imtųsi ryžtingų sprendimų ir kad būtent būtų pritaikytos apsaugos priemonės būtent tiems pareigūnams, kurie duoda parodymus. Tai yra pagrindinė mintis ir norima parodyti, kad policijos bendruomenė ir ne tik yra nebejinga šitokiems reiškiniams ir mes norime tai parodyti ir atkreipti dėmesį žmonių. O kaip yra vilkinama? Vilkinima tai yra byla, kad vienu žodžiu dar nuo vasaros praktiškai pabaigos, kaip jūs žinot, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, o dar sprendimų jokių nėra. O kaip vertina tai, kad vadovybė šiandien posėdžiauja, bet su Jumis jų kontaktų? Kol kas dar niekas su mumis išėjo, o pažiūrėsim, gal išės, gal ir pakalbėsim su jais, pasakysim tai, ką mes norim pasakyti, įteiksim savo reikalavimus ir tikimės, kad vis dėlto išės. Jeigu nebūsit išgirsti šiandien, ko sieksit ar ką darysit toliau? Kol kas tikimės, kad vis dėlto būsim išgirsti ir vis dėlto bus imtasi kažkokių tai reikštingų veiksmų, kurių turi imtis vadovybė. Kokia situacija yra šiandien dieną? Labai įtempta. Bent jau policijos komisariate Kalvarijos labai įtempta. Tačiau mes matydami, kad vis dėlto yra parama žmonių, yra policijos bendruomenė žmonių, kurie mus tikrai labai palaiko. Iš tikrųjų tai mums padeda, mus tai stiprina ir mes tikimės, kad vis dėlto bus pasiekta teisybė, nes ta teisybė siekiam vardan visų. Kas yra teisybė? Norim, kad būtų vis dėlto žmonės arba pareigūnai, kurie padarė pažeidimus ar pažeidė įstatymą, būtų jiems, jeigu jie padarė kriminalinį nusikaltimą, tai būtų inkriminuojama, kokį nusikaltimą padarė ir būtent būtų paskirtos tam tikros realios bausmės.
O mes prieš dvigubus standartus, kada prieš vienus pareigūnus, kurie padaro pažeidimus žemesnės grandies, iš karto pradedami tarnybiniai patikrinimai ir griežtas priemonės, o prieš jeigu aukštesnės vadovus praktiškai užsimerkimą nieko nedarom. Tai mes prieš tokius procesus ir būtent prieš aukštų vadovų savivalę savo veiksmuose ir savo valdžią, kada jie naudojasi. Vardą pavardę, bet tik... Dainius Gaižauskas. Kalvarijos policijos komisariato dabar esu tyrėjas. Dabar jau, buvo anksčiau. Kalvarijos policijos komisariato viršininko pavaduotojas. Ačiū. Šau. Jo, neina. Na, o dabar siūlome paklausyti taip, kaip kalba tie pareigūnai, dėl kurių mes čia esame ir susirinkę ir nenorime, kad tokių pareigūnų būtų daugiau sistemoje mūsų. Ką tu paveikė? Aš tau... Oi, tu... Ko dabar manęs gąsdinai? Oi, tu šunsnukis tu. Gąsdinam? Na. Klausykime, Benčiukai. Nu. Man reikia mašinos laukus. Ką siūlai? Liek kada? Rytoj. Rytoj tai tikrai nieko daug. O ryt. Kitoj savaitėje kažkur apie vidurį. O ką tu siūlai? Kur tai pasiū? Nu gerai, tai ką, kur tu ją gausi tą mašiną? Nu tai... Jei nieks nesustabdys. Prašau. Tik pasakyk kur. O kur tu jų turi, tu man namuose? Ne. Kur? Miškelė. Miškeda yra? Mhm. Nu tai gerai, tai kada galėt bogyti? Tai aš pats atvažiuočiau pasitvarkyčiau. Nu tai čia gali važiuoti ir šeštadienį galėsi dirbti, ir sekmadienį galėsi dirbti. Ar tau blėt padirti? Klausyk, Bebenčiuk, tai per kovo 11 man bagiri mašiną maltų. Duosiu banką aš tau. Puipinės, padukai. Ką? Į kur? Nu į miestą. Tai galai kitoj savaitėje, tai aš. Nu, o turi prisipjovęs dar? Čia pripjausiu, tai tik virkti. Tai pripjauk, gerai tada. Nu. Nu, tai viskas, aš užsiprašau, kad trečiąjį būtų mašiną maltų. Ryt važiuoti. Tai štai, čia tiesiog mažas trumpas epizodas, mes parinkome jį dėl vienos paprastos detalės, kaip girdėjote. Čia kalbėjo, beje, noriu pasakyti, kad kalbėjo Marijampolės apskrities buvęs vyriausio policijos komisariato kriminalinės policijos viršininkas ir vienas iš asmenų, kuris organizavo vagystę. Tai yra pokalbis tarp komisaro ir, vagies jis yra nuteistas. Tai va, tai visi matot, girdėjot, matyt, kad vagystė yra planuojama, vagystė miško yra planuojama kovo 11, kai visa tauta švenčia, o štai tokie asmenys planuoja vagystės. Tai ir po visos šitos istorijos, tai yra tik dalis istorijos. Generalinis komisaras nieko nepamatė, tai yra nusprendė, kad šiame pokalbėje nieko ypatingo nėra. Matyt, čia esantis pareigūnai galėtų pasijuokti ir pasakyti, kad po tokio pokalbio vien už tos keiksmažodžius, kurie čia nenuskambėjo, jau būtų kaip minimum nuobaudos skirtos. Deja, generalinis komisaras šiame tokiame pokalbėje nieko neižvelgė nusikalstamą. Šiandieną tai, ką mes šiandien regim prie policijos departamento, yra didžiausia tiek teisėsaugos pačios, tiek policijos ypatingai tragedija ir gėda. Tai noriu atsakingai pareikšti, kad mes pasieniečiai pilnai remiam ir palaikom kolegos policininkas ir ateityje žadam tą palaikymą. Ir va šitas susirinkimas rodo, kad nepasiduosim ir pasieksim vis tiek vienokias ar kitokias pergalės. Va šitoj byloj ir toj dideliai kovoj, kur yra pradėta. Labai sunki, labai svarbi, bet galbūt čia jau pradeda keistis Lietuva. Tai va būtent šito
norėčiau pasiekti kartu su jumis. Labai ačiū. Sėkmės. Dabar kalbės Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienimo pirmininkas Vytautas Bakas. Mėly kolegos, bendražygiai, iš tikrųjų dar prieš metus mūsų buvo visiškai nedaug. Pareigūnai savo jėgomis, tie 7 pareigūnai bandė gintis, gyventi Kalvarijoje su žmonėmis, kurie, kaip vėliau pasirodė, rytais duodavo nurodymus kriminaliniai policijai, kaip kovoti su kontrabanda, o vakarais aptardavo tos matyti nurodymus, kaip matome, su žmonėmis, kurie turėjo iš to naudos. Iš tiesų, aš džiaugiuosi, kad šiandien praėjus 3 metam nuo šitų pareigūnų kovos, šiandien čia matau mažiausiai 10, ko gero, visuomeninių organizacijų atstovus, delegacijas iš įvairių šalies kampelių. Ir tai įkvepia tiek mus, kaip pareigūnų atstovus, tiek, manau, pačius Kalvarijos policininkus kovoti toliau, nenusileisti. Aš žinau, kad Latvijoje mūsų kolegos prieš keletą metų tokią kovą pralaimėjo ir buvo priversti pasitraukti į pensiją. Aš tikiuosi, kad Kalvarijos pareigūnai šitą kovą laimės, nes pralaimėti jie tiesiog negali. Jeigu jie pralaimės, pralaimės visi. Kartu iš tiesų noriu pasakyti, kad daug dar purvo teks mums visiems išgirsti ir išgirstime jį šiandien matys spaudos konferencijoje, kurioje generalinis komisaras ragins eilinį kartą palaukti tyrimo, neskubėti. Jis tą ragino daryti, kada mes su juo susitikome, kai tai nebuvo prieš porą metų, kai tai dar nebuvo viešai paskelbta šitą informaciją. Jis tai ragina daryti praėjusią savaitę, matyt, ragins daryti ir dabar. Mes visi esame dauguma esame teisėsaugininkai ir noriu pasakyti, kad mes tikrai nespaudžiam nei prokuratūros, nei policijos pasodinti kažką į kalėjimą ir nuteisti. Mes norime, kad tie žmonės, kurie prabilo korupciją, Lietuvoje nebūtų pavaldus galimai patiems tas nusikalstamas veikas darantiems žmonėms. Mes reikalaujame, kad būtų nušalinti nuo pareigų tie žmonės, kurie sugebėjo savo pavaldinius prabilusius apie nusikaltimus pažeminti 3 pakopėmis žemesnės pareigas ir iki šiol jie sprendžia jų atlyginimų, paskirimo, kvalifikacijos, priėmimo į darbą, perkelimo į pareigas klausimus. To neturėtų būti. Aš noriu visiems padėkoti ir tiesiog palinkėti tos kovinės dvasios, nenuleisti rankų tada, kai atrodo visi nuleidžia ir išvažiuoja. Aš kviečiu visus susitelkti ir padėti tiems žmonėms laimėti. Ačiū labai. Tai reiškia, vertinu kaip nuomonės pareiškimą. Saviraiškos yra laisvė. Tačiau iki teisminį tyrimą mes siekiame atlikti kuo nešališkiau, efektyviau, išsamiau, todėl jo atlikimas ir perduotas Klaipėdos apygardos prokuratūrai. O kodėl? Jūs nemanote, kad tie žmonės turėtų būti nušalinti? Prokuroras gali o tai padaryti. Bent jau kol bus daromas galbūt teisminis tyrimas, kad nereikia spaudimas. Manome, kad šiuo metu procesinių pagrindų nušalinimų nėra. Reikia lukterti sprendimo. Tai šiek tiek galbūt teisminį tyrimą komplikavo operatyvinės informacijos išslapinimas, kuris gana ilgai užtruko. Tikiuosi, kad tie procesai iki teisminio tyrimo metu dabar pajudės. O kodėl vis tik tas ikiteisminis taip ilgai trunka? Nes jau pusę metų praktiškai. Aš atsakiau, kad operatyvinės informacijos išslapinimas užsitęsė. Tai formalumai pagaišina prokurorų darbo laiką. Tikiuosi, kad kitas kovo mėnesį. Ačiū.
Pirmiausiai, aš galvoju taip, kad vyksta policijoje pertvarkos struktūrinės ir pakankamai rimtos ir teisingos. Mažuose komisariatos yra mažinamas vadovaujančių pareigūnų skaičius ir apie 30 tokių pareigūnų buvo panaikintos pareigybės. O vienam iš tų 30 atleistų pasirodė per mažas pasiūlymas ir dėl šito viskas ir vyksta. Taip aš traktuoju. Dabar dėl konkretaus tyrimo Kalvarijos ir Marijampolės santykiuose policijos. Tai yra du momentai. Pirmas momentas, kad tyrimas yra perduotas Klaipėdos prokuratūrai. Tai reiškia, kad būtų visiškai objektyviai ir nepriklausomai. Ir antras momentas, ką aš noriu paminėti, prieš kelias dienas mes gavom daugiau kaip 100 parašų surinkta iš Marijampolės vyriausio apskrities komisariato policininkų, kurie tikina, kad šitoks protestavimas yra poveikis, spaudimas tyrimui. Tai visi mano komentarai. Na, bet tie patys pareigūnai tikina, kad galima spaudimą gali daryti ir tie asmenys, kaip ir Marijampolės viršininkas arba... Kurie nenušalinti. Jie nenušalinti nuo pareigų, bent kol vyksta tyrimas, ar kažkaip negalėtų daryti įtakos. Pirmiausiai, tas žmogus, aš nenoriu lysti detalės, bet tas žmogus yra nušalintas. Jis jau visai kitose pareigybėse, turiu galvoj Bukotą, dirba. Taip kad manau, kad šitie kaltinimai nėra rimti. Dėl pavaduotojo, generalinio komisaro ir viršininko Marijampolės. Bet taip palaukim, kol baigsis tyrimą. Tyrimą daro nepriklausoma prokuratūra. Koks poveikis per 300 km atstumą? Aš manau, tikrai nepriklausomumas bus užtikrintas. Dėkui. Kokios tas testas buvo vykdomas prašiausia per pusę metų? Ir sieta tikrai už protų čiūtra, šauksimės, kad jie žinotų vaikų kūvailėlę, šauksimės, kad jie žinotų